Labas, aš Benas Grigaliūnas iš 6D klasės. Papasakosiu jums apie šaknies nosinės balsės prašybą. Nosinės raidės tai lietuvių kalbos ortografijos tradicija, sauganti lietuvių kalbos senovinės paveldą. Pirma taisyklė. Ilgieji balsiai kaitaliuojasi su dvibalsiais. Nosinės balsės A, E, I, U rašomos tose žodžių šaknyse, kuriuose ilgieji balsiai kaitaliuojasi su dvigarsiais an, en, un. Bręsti, brendo, grįsti, grindė, kasti, kando, lysti, lindo, siųsti, siuntė. Pavojingi žodžiai be nosinė. Akte, anka, ako, gesti, genda, gedo. Antra taisyklė. Ilgieji balsiai kaitaliuojasi tarpusavyje. Nosinės balsės A, E, I žodžių šaknyse rašomos tada, kai jomis žymimi garsai giminiškuose žodžiuose kaitaliuojasi tarpusavyje, bet ne su garsu E. Pavyzdžiui, drįsti, drąsa, tęsti, tysti, tąsa, tręšti, traša. Pavojingi žodžiai be nosinio. Draskyti, dvesia, grasinti, driksti, dryksta, drisko, grįžti, grįžta, grįžo, įgristi, įgrysta, įgriso, tyžti, tyžta, tyžo, grįžtelėjo, lysti, pasiryžti, ryžtis, tysoti, tiesėti žodį. Trečias taisyklės. Ilgieji balsiai senuose daiktavardžiuose. Nosinės balsės A, E, I, U rašomas daiktavardžiuose ilgiesiems garsams, kirčiuotuose ir nekirčiuotuose skiemenyse. Žymėti remiantis istorinę daiktavardžių kilminę. Pavyzdžiui, ąsa, ąsotis, ąselė, ąžuolas, įsčios, lasta, lastelė, lęšis, pašas, žąsis, žąslai. Pavojingi žodžiai be nosinio. Asla, lysvė, mastas, mastelis, gryčia, ražas, ražiena, žastas. Ketvirta taisyklė. Ilgieji balsiai esamojo laiko veiksmažodžiuose ir iš jų padarytos formose. Nosinės balsės A, E, I, U rašomos kai kurių veiksmažodžių esamojame laike ir iš jo padarytos formose ilgiosios garsams. Žymėti. Pavyzdžiui, bala, gesta, gležta, kara, knešta, kešta, mašta, sala, šala, šašta, tešta, trešta, žabalo. Tačiau nosinės raidės nerašomos šių veiksmažodžių bendratyse, kituose laikuose ir iš jų padarytos formose. Pavyzdžiui, apsalės, mažos, mušosios, pabalės. Užges, gesina, balina, gesdamas, baldamas. Ačiū uždėmesi.